Mūsų partneriai iš Banggood suteikė apžvalgai žaidimų kontrolerį Linksmakoti GameSir Cyclone 2. Iš pardavėjo buvo gauta bazinė kontrolerio konfiguracija be bevėlių įkrovimo. Kur įsigyti kontrolerį, kuponiukas jo įsigijimui bus aprašyme ir taip pat prisektame komentare. Nors produktas suteiktas apžvalgai, už ją man mokėta nebuvo. Tačiau teta iš Kinijos paprašė padaryti vidosą tolesniam bendradarbiavimui užtikrinti. Šių dienų rinkoje žaidimų kontrolerių yra 9 galybės. Kiekvienas iš jų išsiskiria savomis funkcijomis, suteikiančiomis pranašumą prieš konkurentus. Vieni gamintojai orientuojasi į dizainą, kiti į našumą, tačiau GameSir pasiūlo aukštesnės klasės funkcijas už žemesnę kainą. Pagrindinis reklamuojamas šio kontrolerio punktas yra TMR – Tactile Motion Response – analogai, analogų svirtys, kurios pasižymė, kaip sako reklama, ypatingai dideliu tikslumu. Su žaidimų seru patikrinome klasiką, Kelia 2 ir Heroes 3. Bei naujesnius žaidimus. Daugiau apie tai bus šiame video. Šio kontrolerio pakuotėje jūs rasite patį kontrolerį, laidą, lipduką ir makalatūros. Kontroleris turi 800 mAh bateriją, kas nėra baisiai daug, kaip šiais laikais. Ir gamintojas taip pat nenurodo, kiek tarnauja pats kontroleris. O pas mane jis išlaikė apie 4 valandas. Aišku, jeigu nenorite, kad jis išsikrautų, galite jį pajungti per USB-C. Ir sumokėjus dar 10 €, pridedamas ir bevėlis įkroviklis, kurio aš negavau. Taip pat reklamuojamas labai greitas 1000 Hz atsako dažnis. Atliekant testus su X-Input testeriu, galiu patvirtinti, kad kaip minėta reklamoje valdiklis pasižymė 1000 Hz atsakymų dažniu. Per Bluetooth ir pajungus laidą atitinkamai prie 1000 ir virš 1000 su laidu. Internetinis gamepad testas taip pat labai greitai atranda šį kontrolerį. Abu testus, kaip patikrinti savo turimą kontrolerį, įdėsiu tiek į aprašymą, tiek ir į prisektą komentarą. Be standartinių 2 analogų svirčių, D-pad krypčių mygtukų, ABXY ir 2 meniu mygtukų, valdiklis turi ir papildomų funkcijų kaip Turbo, Share ir 2 programuojami mygtukai kontrolerio gale, kuriuos galima pritaikyti per GameSir Connect programėlę. Jie patogiai išdėstyti, todėl tiek mažesnės, tiek didesnės rankas turintys žaidėjai galės lengvai jos pasiekti. Centrinis mygtukas, ant kurio pavaizduotas firmos logotipas gaidys, veikia kaip įjungimo mygtukas, o aplink jį esantis LED rodo ryšio būseną. Jeigu šviečia prastai, tai reiškia viskas gerai. Jeigu šviesa blinkčioja, jis gaudo signalą. Kontroleriui yra svarbu, kad visus mygtukus naudotojas lengvai pasiektų, kas yra gan lengva su Cyclone 2. Žaidimų seras greitai susinstaliuoja ir su programinė įranga parsisiųsta iš Microsoft parduotuvės ar gamintojo svetainės ir susijungus GameSir Connect gauname visą saują pasirinkimų. Nuo mygtukų programavimo, dead zone nustatymų, triggerių, vibracijos ir šviesų animacijos pasirinkimo. Softas atrodo visai stabilus ir prijungus kontrolerį iškart davė atnaujinti. Kontrolerio apačioje yra audio jackas, į kurį galite įkišti ausines ir klausyti žaidimų garsų per ausinukus ar ausines. Jis tuo pat metu išjungia garsą kompiuteryje arba televizoriuje. Prie to pačio lizdo dėja mikrofonas negali būti prijungtas. Tik ausimis. Šis dalykas nėra įprastas tokios kainos kategorijos priedas, bet yra kam gali patikti. Garso perdavimo kokybė yra visai nebloga. Šiame kontroleryje yra 4 skirtingi įvesties režimai, priklausomai nuo prijungto įrenginio. Paspaudus gaidę, centrinį mygtuką ir B, tai bus DualShock režimas. Ir tai matysis iš mėlynos spalvos. Gaidys ir X, žalia spalva Xbox. Gaidys ir Y, Nintendo Switch, raudona spalva. O gaidys yra geltona spalva bus Androidas. Perjungti tarp jų galima naudojant centrinį mygtuką, spaudžiant ant gaidžio su Y, X, B ir A. Priklausomai nuo norimo režimo, paspaudžiant palaiko 2 sekundes, režimas keičiasi. Jeigu kokie nors nustatymai nebeveikia ar veikia blogai, kontrolerio kitoje pusėje mes rasime skylutę, į kurią reiks durti su adata, jeigu mes norime atstatyti kontrolerį gamyklinius nustatymus. Jeigu per Bluetooth nepavyksta suporuoti įrenginiu, reikia paspausti ant gaidžio ir žemiau jo esančio Share mygtuko ir palaikyti 2 sekundes. Tada šviesa turėtų blinkčioti, kad galėtumėte sujungti vėl iš naujo. Bandžiau aš jį sujungti per telefoną ir pajungti kelias žaidimus. Mario Kart, Tekken 6, Naruto Front Mission 3. Ir kontroleris reagavo visai gerai.
neturėjo jokių problemų su pagavimu ir žaidimu. Su Heroes 3 kontroleris veikia puikiai, kadangi tai yra lėtesnis žaidimas ir pagalvoju jį pasijungti per televizorių, kadangi telefono ekranas gan mažas ir tokiam žaidimui tikrai reikia daugiau vietos. Tad nutariu pabandyti, kaip žaidžia konsolininkai. Valdėsi visai patogiai, tačiau analogas labai jautrus. Su Killia 2 kažkodėl jis nenorėjo veikti ant telefono, todėl teko bandyti jį ant kompo. Vietoje to, ant telefono taip pat išbandžiau su Stronghold Crusader. Visai įdomi patirtis. Tačiau tai yra per daug tikslumo ir greitos reakcijos reikalaujantis žaidimas, kad jį būtų galima žaisti su kontroleriu. Paspaudus ant logotipo, kai kontroleris yra prijungtas prie kompiuterio, iškart įsijungia Steamas. Ir pamatai, ką reiškia, kai neturi ką žaisti. Ir paspaudus antrą kartą įsijungia Steam Big Picture režimas. Pats iš savęs jis nepalaiko Xbox ar PlayStation, bent jau pagal gamintoją. Jeigu yra noro, tam yra adapteriai. Norint išjungti aparatą, reikia paspausti ir palaikyti ant gaidžio. Prijungus prie telefono ir paspaudus centrinį mygtuką, įsijungia arba asistentas arba Google Gemini. Prijungus prie kompiuterio aš išbandžiau įvairių žanrų žaidimus, pradedant nuo šaudyklių. Pirmas žaidimas buvo Selako, 24 metų hitas, tačiau žaidimas buvo per greitas kaip šaudyklė. Tai teko paimti konsolinį žaidimą, kuriame veiksmas vyksta 2025-aisiais. Black Ops 2. Ir pradžioje buvo taip, o vėliau jau šitaip. Ir parekomenduočiau palikti vibracijos nustatymą ant numatytų 3, nes stipriausias nustatymas eina per stipriai, blaško labiau, nei padeda įsijausti žaidimą. Iš tokių lėtesnių multiplayer, Hallfest, žaidimo su moškietomis dar visai buvo įmanoma žaisti ir netgi pavyko paimti vieną pergalę. Tačiau mano asmeninė nuomonė liko nepakeista. Nežaisti šaudyklės ant kontrolerio yra pornografija. Jie labiau tinkami muštynių ir lenktynių žaidimams, kuriuos bandžiau ir nepastebėjau jokių praleistų klavišų, o kontrolerio žaidimų metu laikėsi visai patogiai. Atlikau testą ir per Aimlabs, bet ten rezultatai manęs nedžiugino. Išbandėme RPG Helix 2, kuriame bandėme suprasti gyvenimo prasmę. Ir kodėl aš darau šį video? Kodėl? Nes davė produktą ir aš pažadėjau, kad aš kažką už jį padarysiu. Tai toks gyvenimas, reikia kažką daryti. Project Wingman yra pats tas kontrolerio testavimui, kadangi su klaviatūra žaisti šį žaidimą yra tas pats, kas medų per stiklą laižyti. Norint žaisti šį žaidimą, reikia kontrolerio. Žaidžiant šį žaidimą su kontroleriu iškart kitas reikalas. Su savo F4 gali ramiai bombarduoti priešų karius, pasirūpinti jų naikintuvais, bombonešiais, daryti visokius apsisukimus, mirties kilpas ir taip toliau. Killia 2, mano nuostabai kaip toks senas žaidimas, palaikė šį kontrolerį be jokių problemų. Tiesiog reikia nusistatyti pagal save ir imti krovinius, bei važiuoti. Vairuojasi lengvai ir visai netgi maloniai, sakyčiau. Tiesa, žaidimas senas ir nenurodo, kokie mygtukai už ką atsako, tad tenka juos įsiminti. Kalbant apie triggerius, jie yra pagristi Hall efektu ir turi 2 veikimo režimus. Standartinis analoginis režimas leidžia pilnai nuspausti triggerį, tačiau įjungus Hair trigger režimą, naudojant mygtuką M ir abu triggerius, komanda siunčiama iškart paspaudus triggerį. Taip sumažinant vėlavimą, angliškai latency. Be to, fizinis jungiklis leidžia visiškai užfiksuoti triggerių judėjimą šiame režime, suteikdamas jiems mechaninių mygtukų pojūtį. Šio kontrolerio surinkimo kokybė mano nuomonė visai nebloga. Plastikas rankose jaučiasi visai maloniai, tačiau klavišai turi tokį specifinį garsą. Ta pasakius, komfortas geras ir rankos nepavargsta laikyti šį technikos stebuklą. Game Surge Cyclone 2 yra itin geras ir kokybiškai pagamintas linksmakotis, kurį sukūrė patikima žaidimų įrangos gamintojai. Nepaisant to, kad negali pajungti Xbox ar PlayStation, Cyclone 2 yra puikus pasirinkimas tiems, kurie nori atnaujinti savo žaidimų patirtį su Nintendo Switch, PC, Android ar iOS įrenginiais. Sklandus ryšys, aukščiausios kokybės TMR analoginės virtis ir Hall efekto triggeriai daro jį solidžiu, rekomenduotinų žaidimų valdikliu. Jį su nuolaidos kodu, kurį rasite prašyme ir priesaktame komentare, galite įsigyti per firmą Banggood.
Dabar žmogus šypsosi ir mojuoja, kadangi užbaigė prekės reklamavimą. Pagaliau įvyko atidirbimas ir teta iš Kinijos bus patenkinta. Galima grįžti prie įprasto turinio. Ko tik žmonės nepadaro dėl chaliavos. Kaip ten kas sako, mes gyvenam visuomenėje. Su jumis buvo aš Nalis ir dėkoju jums, kad jūs žiūrėjote šį žaidimų valdiklio GameSir Cyclone 2 pristatymą, apžvalgą, parodymą, sponsorinį turinį, ar kad ir kaip tai vadinasi. Ir iki kito karto. Gaila, tu nesupranti. Maniau, kad kitoks esi. Baimės, kurias tu slepi. Ilgai